Taigi labą dieną visiems. Šiandien turim 95 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie revoliucinius sąjūdžius. Šį kartą pakalbėsime apie partijų atsiradimą, parlamentarizmą. Pirmiausiai apie naująją kartą. Taigi kapitalizmo užuomazgų galima rasti dar italų renesanso epochoje ar reformacijoje. Anglijoje ir Olandijoje jo raida prasidėjo žymiai anksčiau nei žemyno valstybės. Europos žemyne spartesnė kapitalizmo raida prasidėjo tik po 1830 metų revoliucijos. Šios revoliucijos ir kitų politinių įvykių metais Europoje iškilo nauji politikai, pakeitę tuos žmones, kurie kovojo su Napoleonu ir jį nugalėjo, panaikino revoliucijos pasiekimus. Tokie žinomi žmonės kaip Aleksandras I, Klemensas Meternichas, Šarlis Taleyranas nulėmė Vienos kongreso sprendimus, buvo gimę antroje 18 amžiaus pusėje, absoliutizmo metais subrendę, todėl ir norėjo atkurti senąją tvarką. Po 1830 metų atėjusi nauja karta, gimusi revoliucijos ir Napoleono karų metais, siekė įtvirtinti demokratinius pertvarkymus. Šie žmonės buvo išaugę sparčių ekonominių pokyčių laikotarpiu, jie nebenorėjo atkurti senos, ankstesnės tvarkos, o siekė kurti naują visuomenę, spartinti ūkio ir politikos pažangą. Pasikeitę santykiai ir požiūriai atsispindėjo net mene ir literatūroje. Romantizmas pamažu blėso. Naujiesiems rašytojams svarbu buvo parodyti neseną luominę santvarką ir ją idealizuoti, o aprašyti ir net kritikuoti tuo metu paaštrėjusius socialinius ir politinius konfliktus. Tokia literatūra paskatino ir socialinės utopijos atsiradimą. Daug politikų ir mąstytojų įvairiose šalyse pradėjo kurti ateities projektus, ieškoti būdų, kaip padaryti žmones laimingesnius, išvengti didžiausių negerovių. Prancūzijoje tokiais socialinės utopijos kūriniais pagarsėjo Saint-Simonas, o Anglijoje Robertas Owenas. Vyriausybė ir turtinguosius raginęs padėti skurstantiems, panaikinti darbininkų išnaudojimus. Keitėsi ir skaitytojai. Dar 18 amžiuje knygas skaitė bajorai ir apsišvietę miestų gyventojai, o jau 19 amžiaus viduryje, knygoms pingant, augant jų tiražui, skaitytojų radosi vis daugiau. Savo laiku žodynus ir enciklopedijas švietėjai rašė išsilavinusiems, pasiturintiems žmonėms, o 19 amžiaus viduryje tokie leidiniai tapo prieinami visiems piliečiams. Apie spaudą ir jos reikšmę. Kol Europoje nebuvo susiformavusių partijų, politinės grupuotės būrėsi apie laikraščius. Jų leidėjai, ypač Prancūzijoje, turėjo didelę politinę įtaką. Apskritai 19 amžiaus žiniasklaida tapo politika, nes labai išaugo laikraščių, žurnalų ir kitų leidinių tiražai. Dar 18 amžiuje laikraščiai buvo brangus, juos skaityti galėjo tik turtingieji, o 19 amžiuje laikraščius ėmė skaityti ir neturtingi visuomenės sluoksniai. Laikraščių populiarumas pirmiausia išaugo Anglijoje. Pavyzdžiui, čertistų spausdintų leidinių tiražai pasiekė 50 000 egzempliorių.
Laikraščiai pigūs tapo ne tik dėl išaugusio tiražo, svarbesnės reikšmės turėjo pradėti juose spausdinti skelbimai. Taip gaunamos pajamos leido sumažinti leidinių kainas. Plečiantis demokratėjant skaitytojų ratui, spauda dar nebuvo visiškai nepriklausoma. Jai turėjo įtakos valdžia. Kita vertus, spauda tapo priklausoma nuo skelbimų užsakovų. Išaugus tiražams, laikraščių įtaka visuomeniai didėjo, o kartu ryškėjo cenzūros neefektyvumas. Todėl reakcingi politikai ieškojo būdų, kaip apriboti spaudos įtaką. Prancūzijoje vietoj tiesioginės cenzūros buvo įvestos licenzijos. Jos buvo brangios, be to, neįtikus valdžiai, buvo galima jų netekti. Tokia licenzijų sistema sukėlė pasipiktinimą ir tapo viena iš 1830 metų revoliucijos priežasčių. Spaudoje buvo išsakoma viešoji nuomonė, ji turėjo įtakos politikai. Kita vertus, politikai, parlamentų deputatai visuomenės nuomonę pradėjo naudotis, siekdami įgyvendinti savo tikslus. XIX amžiui buvo įgyvendinta žodžio ir nuomonių laisvė. Susiformavo ketvirtoji valdžia, tai yra spauda, kontroliavusi valdžios sprendimus ir kritikavusi neigiamus visuomenės reiškinius. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie naują kartą, ko jis siekia po 1830 metų. Ką žinote apie Saint-Simoną Robertą Oweną? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie spaudą ir jos reikšmę. Kas pasikeitė XIX amžiuje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.